Gerbėmieji, man kyla labai aiškus klausimas, kodėl šioje neeilinėje Seimo sesijoje yra svarstomi tik šie keli atrinkti klausimai. Ar tikrai parlamentaro Žemaitaičio klausimas yra daug svarbesnis nei tai, kad valstybės kontrolė nustatė, jog energijos skirstymo operatorius ESO iš vartotojų surinko 160 milijonų eurų daugiau nei turėjo, tiksliau neinvestavo į infrastruktūrą tiek, kiek žadėjo ir kiek iš vartotojų jai leido papildomai surinkti pinigų toms investicijoms. Kai buvo nustatytas šis pažeidimas, ESO pateikė prašymą valstybinė energetikos reguliavimo tarybai išdėstyti šių sumų grąžinimą vartotojams per net 15 metų terminą į ateitį. Ji tokį ESO prašymą patvirtino. Tai kas dabar gaunasi, kad net 154 milijonai mūsų visų pinigų pasieks žmonės tik tai 2032-2036 metų laikotarpyje. Nacionalinio stadiono statyba ir 30 milijonų pavogtų mūsų visų žmonių pinigų. Skandalinga istorija. O viešųjų pirkimų tarnyba štai sako, kad nereikia net naujo konkurso ir susikompromitavusi Baltcap tiesiog pakeičia įtakingojo Arvydo Avulio valdomas Haner. Bet projekto kaina padidėja net 40%. Ir visame tame kontekste valdančiųjų atstovai dar turi naglumą sakyti, kad reikia kelti mokesčius visiems gyventojams. Reikia kelti PVM, nes reikia jums pinigų gynybai. Tai gal sugrąžinkite pradangintus beveik 200 milijonų mūsų visų Lietuvos gyventojų mokesčių mokėtojų pinigų ir tada pinigų gynybai netruks. Dėl to siūlau ir esu įsitikinęs, kad reiktų visiems tiems dalykams rimto, atsakingo tyrimo Seime. Visam šitam. Ir to reikalauja visuomenė, to reikalauja visi žmonės, kurie šiai dienai gauna tik miglotus jūsų atsakymus ir pasakas, bei konservatoriaus Andriaus Kubiliaus patyčias, kad tegul žmonės siunta, pas jūs ir nustos, nekreipkite dėmesio, ką galvoja žmonės. Tai aš kviečiu tiek opoziciją, tiek valdančiuosius priimti atsakingą sprendimą, kad visi šitie tyrimai turi būti pradėti Seime ir žmonės turi gauti atsakymus ir suprasti, kad ne pasakos apie tai, kad 30 milijonų yra pralošta kazino ir Lietuvos bankas bei prižiūrinčios institucijos nieko nematė, kai jie mato, kai net keli šimtai eurų yra pervedami ne taip. Mielieji, tai yra labai akivaizdžiai matomas organizuotas veikimas, nuo kurio nukenčia visa valstybė ir jos gyventojai. Ir jeigu Seimas, kaip kontroliuojanti institucija, nepadarys atsakingo, skaidraus, rimto tyrimo, kuriame dalyvaus ir opozicija, ir valdantieji, tai prieš gyventojus Seimas praras galutinį bet kokį pasitikėjimą. Ir tokia valstybė ir toks Seimas negali toliau tęsti darbo. Dėkui.